Kiekvienas karių padalinys, profesionalų, savanorių ar šauktinių, turi turėti vieną svarbų dalyką, be kurio negalėtų laimėti nei vieno mūšio. Tai vadas. Vadas – tai karininkas, kuris puikiai išmano, kaip laimėti mūšį net ir prieš gausesnį priešą, kaip ir kada panaudoti mirtį nešančius ginklus, kuris sugeba priimti žaibišką sprendimą. Čia ir dabar. Vadas turi tiek drąsos ir taip rūpinasi savo kariais, jog šie seka paskui jį net užsimerkę. Tokiems vyrams ir moterims paklūsta pasaulis. Tokių yra labai mažai. Būsimieji Lietuvos kariuomenės padalinių vadai vadovauti išmoksta įstaigoje, apie kurią girdėjai greičiausiai labai nedaug. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Vilniaus Antakalnio pakraštyje 7 griežtai saugomų hektarų plote įsikūrusi vienintelė Lietuvoje aukštoji karo mokykla turi per 4 metus arba per 1460 dienų išmokyti tave, jauną vaikiną arba merginą, vadovauti 36 karių būriui. Todėl karo akademija skirta tikrai ne kiekvienam. Turbūt ir ne kas antram. Mokykloje dvejetas mums toli gražu nebuvo kasdieninis įvykis. Tiesa, 10 balų taip pat ne kasdien. Mes niekada nebijojome būti klasės seniūnais, futbolo komandų kapitonais ar grupių vyresniaisiais. Mes niekada nebuvome linkę duoti durniui kelio. Mes niekada neskriausdavome silpnesnių. Tačiau muštynėse prie diskotekos durų nesitraukdavome nė žingsnio. Kartais krisdavome, bet nesitraukdavome. Mes visada gerbėme Lietuvos vėliavą. Tokia, kokia ji yra, nes kitos mums nereikia. Jei esi mūsiškis, žinok, kad mes tavęs ieškome.